Aš esu Gabija, esu klimato aktyvistė iš Extinction Rebellion Lietuva grupės ir šiandien susitikau su Kęstučiu ir Aušra pasikalbėti apie socialinį teisingumą, o mums klimato aktyvistams tai yra be galo svarbi tema, nes klimato teisingumas yra neįmanomas be socialinio teisingumo. Aušra, norėčiau pakviesti jus prisistatyti, tiesiog trumpai, jeigu įmanoma, ką veikiate gyvenime. Nieko, aš esu pensininkė. Bet aš turiu dvigubą filosofo diplomą, aš esu politekonomiją ir religijos mokslus baigiau. Tai viena mano temų yra politekonomija, kas yra ekonomikos, politikos ir moralės. Moralė šiuo atveju pirmoje vietoje. Toks susidūrimų laukas, tai aš manau, kad būtent tai, ką jūs kalbate ir ko klausite, tai iš tos pačios operos ir yra. Kęstuti, O aš Jūs esu pagal išsilavinimą šioks toks ekonomistas, nors tokio kieto ekonomisto darbo turbūt nedirbau, bet labai greit įsiliejau į tokį visuomeninį aktyvizmą. Ir pastarosius bene 15 metų tiesiog dirbu vartotojų teisių gynimo srityje. Tema, kurią šiandien nagrinėsime, mums irgi yra labai svarbi. Kad jau taip sakom, kas baigia, tai aš biologė, tai šį kartą jūs būsite didieji ekspertai. Ir pradinis klausimas yra užduodamas tas pats visiems mūsų svečiam. Aušra, kas jum yra socialinis teisingumas? Iš tikrųjų, tai yra toks moralinis sprendinys, kas tau yra pirma. Ar tai, ką kartais, nežinau, labai prastam lietuviškam kontekste visuomeniniam pateikia ekonomiką kaip skaičius, ar tai vis dėlto yra žmonės, kurie yra anapus skaičių, taip? Tai man yra tai, kad pirmiausia, kai tu sprendi bet kokią ekonominę problemą, tu turi žiūrėti, kaip šitoje situacijoje gyvena žmonės, ar jie išgyvena. O skaičiai jau yra po to. Tai aišku, tai čia tokia labai supaprastinta schema, bet esmė yra jos tame. Tai ne skaičiai, o žmonės. Iš kur atsirado idėja, kad skaičiai pirma, jie yra panašiai koks 30 metų ir jinai yra mirusi normaliam diskurse. Čia yra Lietuvos visiško intelektualinio ir mokslinio atsilikimo dalykas, kaip Lietuvoje pristatoma ekonomika. Tragiškai. Tiesiog. Tai, nes tada sukuria iliuziją, sukuria iliuziją, kad ekonomistai užsima skaičiais. Ne, jie užsima žmonių gyvenimu, tai yra socialinis mokslas. Ačiū labai, Kęstuti, kas jums yra socialinis teisingumas? Man turbūt panašiai gal kaip ir Aušrai, toks atsigręžimas į žmogų pirmiausia, bet dar ir su viena dimensija, kuri pastaruoju metu man labai rūpi. Tai yra, kaip apskritai užtikrinti tas galimybės žmonėms gyvenime, kurias daug kas yra linkę laikyti tiesiog sėkme arba kažkokiu tai galingu įdirbiu. Ne, dažniausiai mes tiesiog įmesti į tam tikrą gimtį, į tam tikrą aplinką ir čia priklausomai nuo to, koks tas mūsų ištrauktas loterijos bilietas, yra labai daug scenarijų gyvenime, kur tu atsidursi. Ar tu būsi gal ten 6ženkliam sumom apmokamos korporacijos vadovas, ar, taip sakant, baigsi benamių prieglaudoje. Tai štai tos tendencijos, kurios mano galva preferuoja sėkmingiem žmonėm duokime dar daugiau sėkmės ir visi juos garbinkime ir jais sekime, jos yra mano galva taisytinos. Ir tai, kaip mes sugebam išlyginti tas galimybės visiems žmonėm, žodžiu, kilti tame savęs realizavimo kelyje, tai va čia yra mūsų tas didysis socialinio teisingumo sprendinys, kaip užtikrinti tą teisingumą, kokios tu bebūtum socialinės grupės loterijos bilietą ištraukęs gimdama. Man kaip mokytis šiandien tas Kęstučio pasakojimas priminė universalaus dizaino modelį švietime, kad tiesiog mes ne tik, kad galime
duoti, tarkim, kažkokius pastolius paramą tiem, kuriems to reikia, bet galbūt iš viso galime tiesiog patraukti barjerą ir tada nesvarbu, kokiam starte aš esu, aš turiu tas pačias galimybės. Šiandien mes nersime į socialinio teisingumo temą ir ne tik giliau. Ir tai padaryti mums padės klausimai. Ir mes turime klausimus iš 4 sričių, kurios visos viena su kita yra gan tampriai susijusios. Turime ekonominį teisingumą, socialinį teisingumą, lyčių lygybę, o kartais dėja ir labiau nelygybę, ir klimato teisingumą. Ir pirmoji spalva ir pirmoji tema, kuri mus šį kartą kviečia, yra mėlyna, kuri koduoja ekonominį teisingumą. Ir pirmasis klausimas jums, kaip paaiškintumėte jaunimui, ką reiškia skolos teisingumas? Aušra. Logika labai paprasta. Šiaip tas klausimas, aišku, yra pristatomas valstybių kontekste. Paprastai kalbama apie valstybės, kurios pakliūva dėl vieno ar kitų priežasčių į tokį užburtą skolos ratą, kai pasiskolinama lygtai valstybei vystyti, o po to dėl įvairiausių nenumatytų, ką ekonomistai vadina išorinių šokų, tai gali būti ir geopolitiniai kataklizmai, karas, kokia nors pandemija ir taip toliau, staiga valstybė pakliūva į situaciją, kai išsimokėti negali. Tai skolos teisingumas tai yra tiesiog klausimas, kas tada vis dėlto, nuo to, ko šiandien ir pradėjau, tai kas yra svarbiau, skola ir jos grąžinimas, ar kad vis dėlto žmonės gyventų. Tai, bet iki tol mes galime supaprastinti atsakymą, ta prasme bandymą atsakyti į klausimą, kad jis taptų visiškai aiškus. Įsivaizduokite, kad jūs pasimėte paskolą ir tuo metu, kai jūs ėmėte, ir atsakingos skolinimosi taisyklės, tarkim, buvo įvertintos, kad jūs neimate daugiau negu kad jums leidžia jūsų pajamos, įvertina daugybę visokiausių dalykų, ir staiga įvyksta kažkoks didelis kataklizmas jumyse. Pavyzdžiui, nedaug dievai jūs sunkiai susirgote. Ir akivaizdžiai jūs nebegalite dirbti. Tarkim, egzistuoja momentas, kad jūs dar neapsidraudėte, ar ten, jeigu apsidraudėte nepakankamai, ir jūs visiems privalote skolą grąžinėti. Lietuvoje tokia situacija iš tikrųjų buvo. 2009 metais prasidėjo, 8 pabaigoje, 9 pradžioje Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, labai daug žmonių buvo paėmę būsto paskolą, jaunų tame tarpe. Ir jie pakliuvo į tokią situaciją, ypatingai tokių sėkmingų jaunų žmonių, kurie dirbo finansų sektoriuje, gaudavo tikrai labai solidžias algas pagal tą momentą, kaip čia vienu metu su informacinių technologijų žmonėmis buvo, ir jų gali laukti labai panaši situacija. Ir jie turėjo gana didelės paskolas pasiėmę, kurias gana lengvai galėjo grąžinti. Ir staiga krizė, ir finansų institucijos bankrutuoja, ir vienas su kito užsidarinėjo, ir tai yra didelė Lietuvos išvažiavusių žmonių dalis. Kaip tokie dalykai turi būti tvarkomi ir kaip juos reikėtų tvarkyti? Ar galima tą žmogų kaltinti, kad jis buvo nepakankamai atsakingas? Aš manau, kad ne, ir manau, kad bet kuris sveiko proto ekonomistas pasakys, kas ne. Kad mūsų kultūroje Lietuvos yra manoma, kad tai yra jo kaltė, tai taip. Todėl, kad mes apskritai žmogaus nesėkmę linkę pristatyti kaip jo kaltę. Mes gyvename tokia labai keistų, iškreiptų veidrodžių karalystė, būtent todėl, kad mes preferenciją teikiam skaičiui. Yra skola, ją reikia grąžinti. Koks man skirtumas, ar tu... Už to žmogaus. Ta prasme, kur to žmogaus nelieka. Tai žmonės iš tikrųjų įkrenta į kokias nori situacijas. Tai iš tikrųjų, jeigu grįžti, ta pati logika panaši yra ir su valstybėmis. Gali būti, mes galime, pavyzdžiui, pasakyti, paskutinių dešimtmečių gal ryškiausi pavyzdžiai pasauliniai yra 3. Graikija, 12-13 metai. Argentina, 2000, man atrodo, pirmieji ir paskui 10. Ir visai pastarasis atvejis, visiškai paskutinis, tai 22 metais Šri Lanka.
Šri Lankoje aš kaip Europos parlamento, tuomet Europos parlamento narė ir kurioje buvo ir pavesta, Šri Lanką, ne tai kuruoti, bet palaikyti santykius europinius, mes ten buvome ir aš iš tikrųjų labai aiškiai supratau, kas yra 22 metai. Šalis, kuri gyvena iš žemės ūkio produkcijos pradinio, bet visų pirma iš turizmo. Taip? Šalis neturtinga. Jinai visai neblogai jau sukosi iki COVID ir staiga 20 metai, COVIDas, jinai turi pasiemusi skolų tam, kad iš tiesų šiek tiek sutvarkytų visas struktūras ir investuotų į gamybą, kad galėtų investuoti į švietimą ir taip toliau. Tai yra gana protingas, viskas labai tvarkingai sudėliota ir staiga turistų nelieka. 20 metų kovo 15 viskas užsidaro ir šalis iš tikrųjų pateko ir absoliučią kosminę nesąmonę, todėl kad žmonės liko nevalgę, niekas jiems be abejo neskolino, prasidėjo maištai gatvėse, buvo nuversta valdžia. Žodžiu, šalis iš tikrųjų pakliuvo į labai sunkią padėtį ir techniškai ją po to jau gelbėjo. Ir ta pati Europa prisidėjo, bet daugiausia Pasaulio bankas. Ir iš tikrųjų tai nebuvo jos kaltė. Tai buvo tam tikro ūkio struktūros, va tas išorinis šokas buvo labai didelis. Tai tada tas klausimas teisingumo, jau taip užbaigiant tą aiškinimą, yra labai paprastas. Ar tu vis dėlto įvertini, kad ar tai yra kažkas ten piktybiško, ar kas ne, dažniausiai eina kalba apie tai, kad skolos negrąžinamos dėl tokių priežasčių, kurios yra netiesiogiai nuo tų priklauso. Ir tada reikia ieškoti būdų, kaip jas spręsti žmogiškų būdų, o ne reikalaujant bet kokiu atveju. Ar jūs galėtumėte papildyti? Taip, aš norėčiau papildyti keliais kitų šalių dar pavyzdžiais, nes tokių valstybių galima rasti kiekvienam žemyne. Karibų jūros baseino šalis praskolintos ir priklausomos nuo turizmo, bet jas dar ir apie gamtos reiškiniai siaubia, ar ne? Hurricanes, viesulai, ne? Uraganai. Tai turim ir Haitį, ir Barbados, ir eilę kitų šalių, ar ne? Vėl ta pati situacija, kur faktiškai tavo pajamų šaltinis pirmiausiai yra susijęs su tavo ta gamtinė aplinka, o jeigu jinai yra nusiaubiama, tai tu netenki visko. Ir turistų, ir infrastruktūra sugriauta, ir esi skolingas. Tai maistas, tai nebeturi iš ko pasimaitinti. Taip, tai kiekvienam žemynė to yra ir Tuvalu tiesiog nyksta, ar ne, kaip valstybė, kaip šalis, kaip teritorija nyksta viena iš Okeanijos valstybių. Ir jie kartu iškyla kaip vieni aktyviausiai už klimato kaitos švelninimo kovojančių. Todėl, kad jiem tai yra itin svarbu. Tas pats Nepalas. Ledynai tirpsta, jiem nebėra ko realiai parodyti turistams ir nėra kaip pritraukti net ir tų alpinistų, ar ne? Ir tai irgi sukuria tada biudžeto problemą, nes iš ko surinksi, jeigu ir gamtos katastrofa, ir pajamų krizė. Tai visur, kur tik besi pirštu, tokių valstybių yra ir jų net skaičiuojama gana konkrečiai apie 70. Tai yra kas trečia pasaulio valstybė yra iš esmės pažeidžiama būtent tokiu būdu. Dabar ką daro turtingi vakarai, ar ne, kaip tą skolų, tą naštą, kaip įgyvendinti. Turbūt, diskutuokim, mano galva daro nepakankamai ir nedaro tinkamai su ta socialinė atodaira. Matyt, yra daug svarbesni finansiniai elementai. Visi skolintojai nori dažnai atgauti kuo greičiau ir kuo mažesniais kaštais. Ir tarsi tas globalus solidarumas jis kažkur sklaidosi ore. Nors tarptautinės institucijos lyg ir bando suklijuoti tą tokį iš jau tarsi padužusi pasaulį. Žodžiu, ilga šneka, matyt, mūsų dar laukia šiandien. Tas netgi atskiro straipsnio, tai tam, nes taip palietėm dabar kiek galėjom, bet turime pajudėti ir toliau ir nukeliauti į kitą spalvą, socialinis aspektas, kas šiandien
yra nematomas kolonializmas? Kęstuti, gal jūs galėtumėt pratęsti? Nu, čia tokia irgi, sakyčiau, nepaprasta tema, nepaprastas klausimas. Kuo turbūt labiau esi kairėje toje politinio spektro pusėje, tuo labiau visur bus linkęs matyti tą nematomą kolonializmą, tiesa. Bet turbūt kas man labiausiai užkliūva ir labai tokį dar ir blogą prieskonį palieka, yra ta nuolatinė dviveidystės situacija. Iš esmės, globali šiaurė, mes suprantam, kad joje ten yra daug įvairių frakcijų ir įvairaus tipo žaidėjų ir valstybių, ne? Bet globali šiaurė pačia bendraja, tokia bendriausia prasme, abstrakčiausiai galbūt žiūrint, iš esmės tarsi padeda globaliem pietum, bet tuo pat metu juos ekonomiškai ir toliau skurdina ir skandina, deja. Bet jeigu skaičiuojam pinigų srautus iš pietų į šiaurę, tai netgi ta parama, kuri kasmet suteikiama, jinai nepersveria tos ekonominės naudos, kurią globali šiaurė iš globalių pietų pasiima. Tai vat šitoj vietoj matyčiau tokia rimčiausia galbūt struktūrinė problema, kad pasaulis yra tarsi įsitikinęs, kad kolonializmas yra pasibaigęs, bet įvairiais pasireiškimais per tarptautinės finansinės institucijas, per bankų veiklą, per stambiųjų tarptautinių korporacijų veiklą, tas kolonializmas kita paslėpta forma toliau tarsi sėkmingai kabutėse gyvuoja. Tai va tas toks paslėptumas, ar ne, jisai neleidžia pirmiausia analizuoti, neleidžia atvirai kalbėti, daug temų tampa tabu ir mes plaukiam paviršiui, netgi bandydami spręsti tą globalių pietų temą. Ačiū labai. Aušra, ar turėtumėt ką papildyti? O gal Pabandys trumpai, Aš gal ir paneigti, bet trumpai kokį momentį jūs matot to kolonializmo vis dar išlikusio? Aš per kalbą dar tikrai matau, kad vis dar kolonialistinė kalba būna vartojama. Aš gal vis dėlto grįšiu į vidų. Mes labai sėkmingai esame kolonizuojami ir šiuo metu Lietuvoje, nors mes nesam niekad šiuo momentu tikrai nepriklausom kolonizuojamų šalių situacijai. Ką iš tikrųjų reiškia nematomas kolonizmas, kada yra primetamos galios struktūros ir galima kontroliuoti tame tarpe ir finansinius srautus ir ekonominės galias per struktūras, per finansinius kanalus, platformas ir teisinės taisyklės. Mes techniškai ir intelektualinė nuosavybė. Aš netgi tokį labai paprastą pavyzdį galiu pasakyti. Lietuvoje mes akivaizdžiai turime kolonizuojamą, tokia kolonizuota, perkeltinė prasme, bet labai padedančią suvokti, apie ką šnekam. Situacija, mes neturime intelektualinės nuosavybės apsaugos, taip? Tai tie žmonės, kurie dirba tame lauke, jie yra tarp kitko. Man tas labai komiškai yra, kad Lietuvos, pavyzdžiui, Seimo narys gali turėti didelius verslus, po 500 ten hektarų, ten neaišku ką veikti, bet jis negali perskaityti vienos paskaitos universitete už 20 eurų. Nes intelektualinė nuosavybė pamiršo įrašyti konstituciją. Tai irgi yra, tu vadinasi esi priverstas pardavinėti savo darbą, tiksliau atiduoti. Prašau, pasiimkite. Taip? Tai čia toks, ir tada kyla klausimas. Ir tada mes galime, aišku, dauginti. Kęstutis nuėjo tą tolimą pakankamai lauką, bet jis visą laiką panašiai atsikartos. Tai yra šalis, kurios neturi stipresnės ekonominės struktūros, paprastai yra labai priklausomos ir per finansinius srautus, ir dar labiau per tokias intelektualinės sritis, kaip, tarkime, vaistai. Taip? Šalis yra atsilikusi, jai pirkti reikia, vaistai labai brangus. Net ir mes Lietuvoje mokam už kažkurios vaistus gerokai brangiau, tol kad mes maža rinka ir ten daugybė kitokių niuansų, į kuriuos čia nesigilinam. Tai aš manyčiau, kad tas klausimas yra platesnis negu vien tik tai, ką tu suvoki kaip kolonializmą. Mes tam tikrą prasme kiekvieną kartą, čia yra visai modernios, paskutiniųjų jau ten metų ir gal net ir mėnesių idėjos, kad kiekvieną kartą, kada jūs įsijungiate Netflixą, jūs iš tikrųjų tampate vergu.
Dabar Laikas tas mus jau pradeda spausti. politekonomiškai, iš politekonominio taško, tiesa, mūsų prezidentas yra sakęs, kad tokio mokslo nėra, aš nežinau, kur jis dingo, jam yra kokie 4000 metų, tai bet kad jo Lietuvoje nėra, tai mes apie jį nešnekam. Bet realiai jis visur tik užeini už Lietuvos ribų ir jis yra. Tai iš tikrųjų tas momentas yra svarbus. Jis yra toks, jį reikia gaudyti. Pajudėkime dar toliau į lyčių lygybės ir neretu atveju nelygybės sritį. Jei sprendimus apie socialinį teisingumą lemtų moterys, kokius pokyčius galėtume pamatyti? Aušra. Aš žinau vadovėlinį atsakymą ir mano supratimu jis yra nesąmoningas. Tas vadovėlinis atsakymas yra, kad moteris yra jautresnis. Ne, paprastai tos moteris, ir tai daug rodo psichologinių tyrimų, tos moteris, kurias pasiekia aukštus postus, jos dažniausiai yra kaip tik nepaprastai gražiai imituojančios vyrišką elgseną. Ir kadangi tu imituoji, tai jos dažnai yra žiauresnės. Mes tą labai gražiai matėm, pavyzdžiui, turėjom prezidentę, kuri antiek gerai žaidė galiose struktūrose, kad ir dabar visi trokšta jos grįžti, nors tai, ką jinai darė, važiuoju, tie patys žurnalistai, kurie Lietuvoje dabar labai verkia, kad čia jų negerbė, jinai su jais iš vis nešnekėjo 10 metų ir tada visiems tiko. Suprantat, čia yra, aš toje vietoje liksiu, nesu nei feministė, nei nefeministė, taip gimiau moterimi ir taip akivaizdžiai ir mirsiu ir neturiu savo jokių pretenzijų savo lyčiai, bet techniškai aš galiu pasakyti, aš manau, tai kartais labai sukurtas ir įtampos. Ir tas tikrai aš nebalsavau Europos parlamente, kai reikėjo balsuoti už kvotas vienodas, paskui aš manau, kad tai yra absurdas. Ar aš savo gyvenime jutau, kad kliūva, kad aš moteris, be abejo, bet tai yra problema, truputėlį kito lauko. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų savaime moteris kaip tokios nėra nei geresnės, nei blogesnės. Bet čia yra... Ar galiu? Žinoma. Iš tikrųjų, Tu gal geriau matai, kokios jos visos švelnios, malonios. Ta pastaba apie prezidentą įdomi iš tikrųjų. Yra faktas. Taip, tai buvo. Klausykime, sėkmingai atidavė 76 milijonus Maksimai, ramiausių veidų pasirašė, kurie buvo paimti Maksimos iš neįgaliukų. Jau priam toks buvo jautrumas socialinis. Čia gal net įdomus, iš tikrųjų įdomus gal net ir pavyzdys, kuris mano tezę patvirtinti gali. Nes mano tezė būtų tokia, kad į žlugusią, į negyvybingą struktūrą valdžios santykių institucijų, ar ne, tu gali pastatyti kuo geriausius žmonės, kuriuos tu manai, kad pakeitęs jais bloguosius, tu staiga apsigyvensi rojuje. Ir taip nebūna, todėl kad ne jie būna tie pokyčių vedliai, o pati ta sistema jos sutvarko, ar ne? Tai netgi tokia hipotezė, kad pakeiskim visus valdžios vyrus valdžios moterimis ir palikime tą sistemą tokią, kokia yra, pagrįsta konkuravimo santykiais, galiomis ar ne, galių balansų arba disbalansų, tiksliau, tuo nuolatiniu reikalavimu, tobulėjimo, žodžiu, visų ir visko, ir nuolatinio ekonominio augimo, ir resursų ištraukimo, žodžiu. Tai, moteris ar vyras elgsis tikriausiai taip pat. Dabar, ar galima kokia nors... Sistema pati reikalauja tiesiog tų stereotipiškai... Jie veikia pagal tos dėsnius, į kuriuos tu įstatęs vienos ar kitos lyties žmogų, tu vis tiek gausi tą patį rezultatą. Jeigu tu galėtum pasakyti, kad štai dabar visus mes tuos jau, nubraukiam visus tuos institucinius griuvėsius į pašalę ir ateina išmintingų 1000 moterų taryba ir sukuriam kažką nuo nulio, gal toks stebuklas ir gali įvykti. Bet vėlgi, tos moteris ateiks į kažkokį bagažų. Čia yra pasakos. Bet jau techniškai tai yra tikrai sugalvota idėja, kuri neturės jokio loginio pamato. Tu visiškai teisus, institucinis įrėminimas. Daug svarbesnis negu asmenybių. Ir nevykdyk planų, ją išmes. Viską. Dar matau, reikės pratęsti šios pokalbius ateityje. Ačiū Jums labai už šį išsamų pokalbį ir tikiuosi dar susitiksime
pratęs šios labai įdomius pokalbius. Ačiū.